kas mums kiek kainavo, nėra jaučių baldų iš vienos kažkokios parduotuvės. Objektus įrenginėjom su investuotojais. Būtas iš tikrųjų buvo labai prastos būklės. Mums pavyko šį objektą nupirkti už... Na ką, ir įdomiausia dalis, daugiausia dėmesio verta vieta, manau, tai yra kainos, pinigai. Kam nebeįdomu šiais laikais pinigai. Tai pakomentuosim, kas mums kiek kainavo, kiek išleidom remonto darbam ir panašiai, kiek atsiėjo bendrai šitos objektas. Tai va, tai klausimas tau, tai pigiai čia mes prasisukom ar brangiai? Šitą klausimą, žinai, kaip galiu atsakyti. Mūsų verslo planas buvo kiek 25 000 eurų. Jo. Tilpti 25. Tai... Kiek viršijo? Pagal tą planą skaičiu, kad brangiai. Jo, tai fainai, labai gerai, kad paminėjai, iš tikrųjų, kiekvienam investiciniui objektui prieš perkant objektą mes pasidarome verslo planą tam, kad įsivertintume apskritai, ar verta mum eiti į tą objektą, ar neverta. Tai vat irgi, manau, šitą vietą irgi svarbu paminėti, kad jeigu planuosi tą daryti, tai įsivertinkit, nešokit tiesiog. Ir turėti iš tikrųjų reikia scenarijus, jeigu tai bus pesimistinis, realistinis ir optimistinis scenarijus. Ir ar jie jūs tenkina, nes bet kuris gali būti. Jo, ir verslo planą, kai darot, ir arba darysit, arba planuoja daryti ir panašiai, tai didžiausia rekomendacija verslo planą objektui darykite taip, kaip darytumėt verslui. Tai kiekvienas objektas tai yra jūsų verslas, kuriam reikia pasidaryti planą, tai yra kas nutiks, jeigu neparduosit, kas nutiks arba jei neparduosit už norimą kainą, kas įvyks, jeigu rinkoje kažkokie atsvyravimai, tai irgi tikrai detaliai. Aš manau, kad netgi bus galima ir pasidalinti verslo planu. Nu, jei kas nors paprašys. Tai keliaujam tada prie kainų ir kas mums kiek kainavo. Tai suskirstym kategorijom, suskirstym dalimis, tai gal pradėsi. Tai realiai yra pati pradžia, kai yra darbai, kurių nesimato iki prieš pradedant darbus, ne, vadinami. Tai yra pasiruošimo darbai prieš pačią apdailą. Tai juos įeina kas? Įeina griovimas, yra sienų betonavimas, yra grūzo šiukšlių išvedimas, tada langų užsakymas, lauko durys, radiatoriai, santechnika bei elektros instaliacija. Jo, tai čia pagrindiniai dalykai. Viso šito suma buvo... Tai iš viso šitiem pasiruošimo darbam, pradiniam tiem darbam, aš tai vadinu tom, žinai, būtinosiam komunikacijom, tai išleidom pačioj pradžioj 6650 suapvalinus, tai jūs galite patys įvertinti, ar čia jūsų nuomonė gera kaina ar bloga kaina. O jeigu manot, kad brangiai, tai aišku parašykit, duokit patarimą, kaip galima tą padaryti pigiau, bet išlaikant tą pačią kokybę. Apdailos darbai. Tai realiai susitvarkėm visas langus, išsigriovėm ir panašiai. Ir prasidėjo sienų lyginimas. Sienų, mes, man atrodo, sienas lyginom galbūt 3 kartus, ne? Kažkas tokio. Vis tiek viskas kreiva. Nėra ko norėti iš senos statybos. Tai pedantam čia yra skausmas, bet... Stengiamės išgauti maksimumą. Tikrai, jau ką galėjom, ką galėjo, jau mūsų taip meistrai sakė, ką galėjo, tą padarė. Tai būtent apdailos darbam mes, čia į apdailos darbus įeina sienos, sienų lyginimas, plintusai, grindų dėjimas, paruošimas, tas visas ir panašiai, dažymas ir vidaus durys. Tai būtent irgi išėjo viso, sumokėjom už apdailą 8250 eurų. Nu, negaliu sakyti viso už apdailą, nes plytelės atskirai ir panašiai. Tai čia tiesiog kambarių paruošimas, gal taip pavadinsim. Tai vonios kambarys, auksinis tualetas, ne? Mūsų auksinė patalpa. Tai plytelės, aš kaip pamenu, mums kainavo apie 700-800. Čia plytelės, tai pats... Grindim ir sienom. Bet čia be darbo. Be darbo. Čia medžiaga. Čia yra be darbo. Tai plius darbas. Ir po to tokie dalykai kaip dušas, kriauklės, pirkom irgi, pavyzdžiui, pirkom brangesnius tiek tuos pačius maišytuvus visus, realiai maišytuvus kiekvienas apie 100 eurų mums kainavo. Nu jo, virš 100 ta prasme.
Tai tikrai pirkom geresnius, kad ir kokybiški būtų, ir nesulūštų, ir tvarkingai atrodytų. Tai realiai už visą vonios kambarį sumokėjom beveik 4000 eurų, 3990 eurų. Na, jo, realiai beveik 4000 gavosi tie visi, kaip čia, matomi dalykai jau, nes dar papildomai, ką ir prieš tai ta visa santechnika, instaliacija, visi ten dušo nubėgimai ir taip toliau, vanduo. Tai kitos, kaip čia, į kitą kategoriją pateko, bet matomas vizualas tai 4000 eurų. Nu ir aišku, dar be baldų dar čia skaičiuojant, man atrodo, čia be baldų. Be baldų, nes... Bet spinteliai pati ten nebuvo ta pagrindinė dalis, kas ten, žinai. Spinteliai buvo tik viena ir, aišku, be skalbimo mašinos, tai yra prie atskiros kategorijos. Ok, tai ką, keliaujam prie baldų skilties, tai apdailą turim, komunikacijos išvedžiotos, durys sudėtos, žodžiu, reikia apstatyti objektą. Tai apstatymas ir būtent tas visos spintų, montuojamos spintos, ar ne, mums kainavo beveik 3900 eurų, čia irgi apsapalinus, ar ne, tai viso suma, būtent baldai, kurie buvo ten kėdės, stalas, sofa, lova, jo. Tai ne, išsirenki ir nuperki. Jo, tai šiaip, nežinau, mano nuomonė, tai baldam sumokėjom beveik 2000 eurų, tai mano nuomonė prasisukom, bet ir buvo ir kūrybinių idėjų, kaip mes ieškojom pigiau, su akcijom, ir vėlgi labai svarbu paminėti, mums reikėjo dar pataikyti dizainą. Tai dizainerė buvo sudėliojęs tą visą moodboardą, kaip visas turi atrodyti ir būtent mes prašym, kad paieškotų kokybiškų, bet su gera kaina. Tai vat būtent ta vieta, kur galbūt pavyko sutaupyti. Levi, šitos kėdės, ant kurių mes dabar sėdim, vien tik jų kaina yra apie 600 eurų. Taip. Tai mums jas pavyko nupirkti praktiškai už pusę kainą. Ok, tai ką, į baldai virtuvę dar išskirti reikėtų. Virtuvės erdvė, kuri irgi nemažai kainavo. Tai realiai buitinė technika ir pati virtuvės pats baldas, tai visus mokėjom 3400 eurų. Tai buitinė technika mums kainavo beveik 1700 ir virtuvės baldai mums kainavo irgi 1700. Tai pats baldas ir buitinė technika. Tačiau buitinė technika mes esame įtraukę ir skalbimo mašiną. Tai skalbimo mašina... Jo, bet reiktų nepamiršti vieno dalyko, kad viską, kai mes perkam, tai mes gaunam labai geras kainą. Ja. Tai yra pas mus didmeninės kainos, kadangi vis tiek ir perkamas kiekis nemažas. Ir padaro geresnės kainas vien tik dėl to. Taip, tai ypač būtent tokios kaip depo, senukai, ermitažas, tai vėlgi, jeigu planuojat savo objektą įrenginėti, ar savo, ar investicinį objektą daryti, tai tikrai pasinaudokit būtent tos visas lojalumo sistema, nes principą galima gauti kainas 30% pigiau. Tai išnaudokit ir dar daugiau. Nu jo, tai kai kuriais atvejais ir daugiau, bet principę tikrai pasinaudokit tokiais dalykais. Ir vėlgi, ieškokit internete alternatyvų, nes tikrai yra, čia mes kalbam apie tos didžiuosius žaidėjus, bet yra tikrai parduotuvių specializuotų, kurios yra labai gerom kainom prekių ir tikrai pirkom labai iš skirtingų parduotuvių. Tai galėtum, jeigu ten vardinti, iš kur baldai, tai nėra jaučių baldų iš vienos kažkokios parduotuvės. Tai va. Tai vėlgi labai svarbu paminėti galbūt vieną dalyką, kuriuo mes vadovavomės, tai ne tik tą, kuo pigiau padaryti, bet ir kokybiškiau. Dėl to, kad mūsų tikslas yra ilgalaikis, ta prasme, mes planuojam visą šitą verslą plėtoti ilgalaikį perspektyvą ir atsiminkit vieną dalyką. Tai jeigu pradėsit daryti nekokybiškai arba kažkaip abejotinai, pradės gesti žmonėm buitinį techniką pardavus objektą, tai tiesiog gali nukentėti jūsų reputacija. Tai vat, čia mūsų vienas iš pagrindinių dalykų, tai kad išlaikyti reputaciją. Tai dėl to ir tą pačią techniką stengiamės, ne tik techniką, ir baldus ir visą kitą pirkti kažkiek kokybiškesnius. Nu ką, ir lubos, tai kaip ir prieš tai minėjom, tai dėjom įtempiamas lubas. Įtempiamas lubas ir būtent viso tiek lubų įtempimas, darbai, medžiagos, apšvietimas ir panašiai mums kainavo beveik 1700 eurų. Tai pačios lubos, kiek pamenu, ten apie 1300 eurų kažkas ten ir papildomai dar. Čia skaičiuojam dar su jungtukais, man atrodo,
Jo, apdailavimas. Jungtukai, šviestuvai, tvirtinimai, visi tvirtinimo detalės, liustrai, čia matome irgi virtuvinio liustras. Taip. Tai, tiesiog, tai apšvietimas bendrai. Dekoracijos užbaigimas, tai yra pats išpildymas, tai dar papildomai kainavo 900 €. Ir čia užuolaidos, dekoracijos, ten vazos, lovatėsės. Iš tikrųjų, užuolaidos gal, pagrindinės išlaidos užuolaidose buvo. Jo, nes irgi pagal išmatavimus, siuvimus visokius ir panašiai. Tai vėlgi, nežinau, kokių yra dar sprendinių, bet jeigu norint padaryti gražiai, mano nuomonė, reikia daryti pagal išmatavimus, nes abejotina, ar yra kažkur standartinės užuolaidos. Na tai, mokėsi 2 kartus. Nu ir ką, tai nematomos išlaidos, tai vat irgi, kaip ir prieš tai minėjom, tai galbūt pabrėšiu vieną dalyką, tai yra palūkanos. Nemažai sumokėjom palūkanų dėl to, kad, kaip ir prieš tai minėjau, objektus įrenginėjom su investuotojais, tai investuotojams irgi mokame palūkanas, kas irgi įeina į mūsų bendrą sąmatą. Tai va, tai pakomentuok tada, kas dar čia įėjo, tas nematomas mūsų išlaidas. Tai va, tai realiai kažkas iš šito objekto uždirbo 3000 €, ne? Tai labai faina ir labai ačiū jiem. Džiaugiamės ir mes, kad kiti žmonės uždirbo už to. Po to eina tos pačios nupirkimo išlaidos, kur tai yra notaro išlaidos, didžioji dalis iš jų. Yra vertinimas irgi būtinas daromas, jeigu perkama su kažkokiu kredito dalim. Ir patiem ir gerai irgi iš tikrųjų įsivertinti, pasižiūrėti, ar tikrai ta perkamo turto kaina atitinka tą, ką jūs perkat. Ar jūs perkat žemiau rinkos, ar pataikot į tą kainą. Jeigu patys nesupranta, tai pasinaudokite tais vertintojais, nepagailėkite tų kelių šimtų eurų, kas gali kainuoti ir žinosit tikrą tą kainą. Kitos išlaidos buvo dizaineriai. Taip. Dizaineriai išleidom irgi 600 eurų. Ir per visą tą laiką tiek komunaliniai visokie mokesčiai, draudimai ir panašiai kainavo irgi 460 eurų. Tai va, tai bendrai tos nematomos išlaidos, ką labai retai žmonės įvertina irgi, tai mes bendrai išleidom beveik 5000 eurų. Tokių nematomų dalykų. Tai va. Nu ir ką, ir bendrai išlaidos objektui, kurios gavosi, tai yra bendram šitam objektui išleidom su visom palūkanom, mokesčiais visais ir panašiai, tai yra 33 650 eurų. Tai čia yra mūsų galutinė suma. Ir dabar klausimas jums, kaip manot, ar tai yra daug, ar tai yra normalu? Tai realiai apie sąmatą tiek, dar gal pakomentuokim, už kiek mums pavyko įsigyti objektą. Ir apskritai, kodėl mums jį pavyko taip nupirkti, kad, kodėl gavom tokią kainą, kokie buvo sprendimai daromi ir panašiai. Taip, tai šitas objektas iš tikrųjų, žiūrint skelbimuose, mes jį radom skelbimuose visų pirma. Čia irgi labai svarbu pabrėžti, nes yra toks mitas, kad, mitas, ar gal čia sėkmė mes pavadinti galim ar ne, kad gerų objektų jau būna labai mažai arba jų visai nebūna. Paslėpti kažkur būna paslėpti. Daug galvoja žmonių, kad jau patys geriausi objektai būna iki skelbimo. Tai vat, galim papasakoti mūsų istoriją, kaip čia mums tai pavyko. Tai tas skelbimas buvo realiai su labai mažai nuotraukų. Realiai buvo tik planas, man atrodo, įdėtas. Aš man atrodo, o nebuvo keletas su... Ne, man atrodo, buvo tik tais planas įdėtas ir viskas. Tai pasiskambinom savininkui. Bet ir tas planas buvo, man atrodo, iš tokio labai prastos kokybės. Per telefoną, žodžiu, nufotkintas ir viskas. Pardavimo kaina buvo įdėta 60 000. Tai susitikom. Butas iš tikrųjų buvo labai prastos būklės. Labai apleistas buvo ir pats savininkas turėjo savitų problemų. Viena iš jų buvo, kad jis turėjo daug skolų, nebegalėjo išlaikyti to būsto. Ir jis ieškojo kaip alternatyvos kažkur kitur persikelt, kur būtų jam pigiau. Taip. Ir mums kaip tik tuo metu mes įrenginėjom bendrabučius. Du turėjom bendrabučius po vieną kambarį ir taip ir gavosi, kad realiai mes tada ten dėrėjomės tą kainą, kalbėjomės, kodėl logiška tą kainą leisti nuo 60 000 mažinti ir panašiai. Ir tai vienai argumentai buvo, kad tikrai objektas buvo prastos būklės ir jeigu taip žiūrint, tai
ir į pačią rinką, tai jisai tikrai nebuvo vertas 60 000. Mes prieš objektą atvykstant įsivertinom, kad vis tiek tai turėtų būti kapitalinis remontas, mes buvom kalbėję, kad reali kaina, normali galbūt kaina, tai galėtų būti 52 000 eurų ar kažkas panašaus, ta prasme. Tai, kad kas yra skelbime, tai dar nebūtinai yra kaip taisyklė. Dažniausiai skelbimai būna žmonių fantazijos, tikslai ir norai. Taip. Ir ką, ir per dėrybas, per loginius kalbėjimus, pasikalbėjimus, mums pavyko šį objektą nupirkti už 47 000. Jo, už 47 000, kas mūsų nuomonė tikrai yra gera kaina, bet vienas iš dalykų, tai vat, ką ir prieš tai Adas minėjo, kad realiai mes radom kūrybingą sprendimą, mes jam pasiūlėme savo objektą, kuris buvo įrenginėjamas ir mes jam sutarėm, kad už realiai padarysim apsikeitimą, tai kad mes nuperkam. Bet aišku, mes turėjom irgi, tai gal teoriškai yra tik 47, bet praktiškai mums gavosi daugiau, nes mes turėjom nuo bendrabučio šiek tiek nuleisti. Jo, padarėm nuolaidą. Bet tuo pačiu mums pliusas buvo, kad tas bendrabutis realiai parsidavė dar net neįrengtas. Taip. Tai, buvo ir jiem pliusai, ir mum pliusai, ir reziumė gavosi geras rezultatas. Taip, tai va būtent ir kaip iš kitos pusės galima rasti va tų kūrybingų idėjų, minčių, kaip galima gauti gerą kainą. Bet mano nuomonė, mes būtume šitą objektą irgi nupirkę panašia kaina ir nesvarbu, ar tai būtų, sakykime, būtume neturėję galbūt šito objekto, galbūt būtume tiesiog padėję tam žmogui surasti kažkokį kitą butą ir panašiai. Tai va toj vietoj, kas galbūt svarbu paminėti, kad ieškokit vietų, kur galit padėti žmogui spręsti jam problemą ir tokiu atveju, nes kaina tai yra tik tai, kaip čia pasakyti, vertės klausimas. Jo, dėrybos nėra apie kainą ir kitas dalykas, visada radus vertę, didžiausios sumos keičiasi, nes kaina yra apie vertę. Tai šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi buvo naudinga, tikiuosi, kad nedarysit tų klaidų, kurias padarėm mes ir prenumeruokit mūsų kanalą ir tikrai prižadam pasidalinti daugiau naudingų turinio iš mūsų tolimesnių investicinių objektų. Taip pat norėčiau dar pridėti, kad tiek mano, tiek Remigijaus kontaktus rasit apačioje. Jeigu turėsit klausimų tiek asmeninių, tiek bendrai apie kanalą, ar ką norėtumėt pamatyti, ar kažkokių problemų galbūt susidurėt ir norėtumėt sužinoti, kaip jas išspręsti, ar iš profesinės pusės norit nupirkti, parduoti ar dar kažką tais ir galvojat, kad norėtumėt pasitart, pasikalbėti, drąsiai klauskit, tikrai nuoširdžiai pasistengsim padėti. Ir tiek, iki kitų kartų.